būtent šitą sprendimą, apie tą saugumo įnašą, kuris kalba iš esmės labai aiškiai apie draudimo sutartis ir būsimą dovaną tiem žmonėm, kuriuos valstybė visada užmiršta. Tiek tie žmonės, kurie turi savo būstą ir turi kreditą tam būstui, tiek tie žmonės, kurie turi lizinguojamą automobilį, jiem šitie draudimai yra būtent privalomi ir būtent jų kaštai auks. Viską tą mes nubrauksim ir papildomai apmokestinsim draudimą, o kiek mes į gynybos fondą įnešim iš to mokesčio? Labai nedaug. Tai Liberalų sąjūdžio frakcija pasisako prieš šito mokesčio įvedimą. Irgi siūlo ieškoti kitų būdų ir labai vertinti visgi tuos žmonės, kurie savo darbu ir mokesčiais demonstruoja lojalumą Lietuvos valstybei, kalbant ir apie ekonomiką, ir apie mokesčių surinkimą į biudžetą.